Šiandien Vilniuje nelabai turėjom ką veikti įdomaus, tai nusprendėm aplankyti dar vieną Lietuvos miestelį ir atvažiavom į Ukmergę. Apie Ukmergę nieko per daug labai nežinojau. Turėjau vieną kolegą iš Ukmergės, tai atsimenu, jisai buvo sakęs, kad Ukmergėje nieko įdomaus nėra. Piliakalnis ir viskas. Ir šiandien mes vaikštom po Ukmergę. Tai čia visai įdomių dalykų yra. Parkas, apžvalgos aikštelių. Su visai neblogu gal vaizdu. Nu dabar dar taip ne per daug gražu, nes niekas nesužaliavę. Tai to gal grožio trūksta, bet čia visai faina. Daug įdomių architektūrinių tokių visokių elementų, nes čia yra ir senamiestis, vienas iš nedaugelio miestų, kuris Lietuvoje turi senamiestį. Tai vat, tai einam toliau dar pasižiūrėti. Netgi iš toliau gali. Taip, bet negauti. Prisisūnį. Samsung'e biškelį kitaip. Kernagio. Oi.
Kelnių Gedina. Mano gimtinė esi. Aš gavau kažką dainos apie Balandžius. balandžius kokią nors dainą, arba šiaip ką nors. Žodžiu, einam gatve, žiūrim, nemažai balandžių yra. Viena skulptūrėlė čia, kurią nufilmavom, paskui ant vienų turėklų ir prisiminiau Antės dainą, kad balandžių daug Ukmergėj. Tai iš tikrųjų čia yra daugiau. Kol kas negyvų daugiau, nei gyvų. Va, ir vištų yra. Vištų ir margutis nuo Velykų. O, žiūrėk, koksai šitas. Ai, rident. Rident. Tai ne tas, kur mes ridenom. Tas trumputis. Gilės galima rident. Ne, bet čia tai koks rimtas. Kaip fainai. Nu, čia Velykų gal kokia šventė vyksta. Nenuridės. Tai gilė tai ne, kiaušinį reikia rident. Nu, tai aš neturiu kiaušinių dėja. Užstrigo. Fainai. Negėda. Čia kažin kažkur išeisim. Such a heartbeat pounding in your chest. The final hour before we let it go to rest. And in our story, in the story, if you make no promise, there's no Ten vaikų teisėm kvepia. Kodėl vaiką vaiką? Nemušė. Naudoja psichologinį smurtą. Kodėl nervusai? Dabar vaikam nieko negalima pasakyti, o jie gali bet ką daryti. Bet galima ir gražiai pasakyti. Nu jo, kad jie gražiai nebesupranta, vat, auklėtojas gali apspardyti, apspjaudyti. Nu, taip ne, bet... Nu, bet taip yra. To vaiko palies negali ir nieko pasakyti. Tėvam prikalba, tada tiki. Bet čia pati mama taip reikia, tai... Girdi? Išlepina. Gal? Gal ir taip. your cigarette. We're so into blue skies, but we don't hear the thunder. We're dreaming about the past, but going under. We're going under. Aha. Ir šiaip Ukmergėj, vat kas įdomu, tai eismas labai didelis. Kažkaip nesitikėjau, nes nu vis tiek, kur aš čia dabar esu panašaus dydžio miesteliuose buvęs, nu, Rokiškis gal panašaus dydžio, nežinau, kiek čia gyventojų, bet eismas tai čia didelis. Mašinas laksto, jo, kai Vilniuj maršrutiniai autobusai, tai čia kažkaip biškį nustebino šito aspektą. Kaip Kaune buvom, lygiai tas pats. Nu jo, iš principo jo. O čia tas gražus sukasi. Aha. Priėjom čia tokius turistinius stendus ir galima matyti visas lankytinas vietas. Tai čia daug visur balandžių prižymėta. Ir šuo keksas. Ir šuo keksas, bet tikrai balandžių daug Ukmergėj.
that's what they say. And now it's over. And now it's over. Wish we had done this. Wish we had done that. Wait another minute and you're just a silhouette. So in the blue skies, but we don't hear the thunder. Dreaming about the past, but going under. We're going Indrė ką tik pasakė, kad Ukmergė yra gražesnė nei Rokiškis. Aš iš Rokiškio. Tai žinau, kad iš Rokiškio. Bet šiaip visai faina šitoje Ukmergėj. Visai tokie fainų dalykų šitam senamiestį. Pavyzdžiui, vat, laiptukai, tuneliukai, ne tuneliukai. Kaip čia šitie vadinasi? Jo, per viršų jam. Bet vat tokie visokie akmenim grįsti, vat ten vanduo teka. Nu, fainai. Senamiestis tikrai labai gražus. Kažkaip jauku čia vaikščiot, kaip ir nežinau, su kuo net ir palygint. Kas čia per padaras? Sėdas iš ledynmečių. Kelio dvasia?